darželiui nemažai metų, šiemet 13. Tai nuo pat pradžių vis ieškai kažko naujo, kažko įdomiau, kas būtų ne tik įdomiau ir naudingiau ir ką galėtum duoti tiem vaikam. Pas mus vaikai maži, tai turbūt pagrindinis dalykas supažindint su aplamai pasauliu, kas yra, iš kur viskas atsiranda, kaip atsiranda. O sveika mityba tai iš principo, kaip ir visam kolektyvui ir čia turbūt pirmiausiai mums patiems suaugusiems tas turi būti svarbu ir tada galim perduoti vaikui, nes jeigu vaikui mes aiškinsim vieno, darysim patys kitaip, tai, ta prasme, naudos iš to nebus. Tai va, tai turbūt pirmiausia tai, kad visiems mums dirbantiems yra svarbu ta sveika mityba. Vaikai gal ant tiek dar iki mokyklinio amžiaus nesupranta, ant kiek tai yra svarbu, jie kaip ir kalbam, bet iš tikrųjų tą nuo pat mažens gyvenimo būdą mes formuojam. Tai yra, sakau, gyvenimas, mes kiekvieną dieną vis tiek pusryčiaujam, pietaujam, vakarieniaujam ir mato vaikai, ką valgom, būna aišku, būna tokie laikotarpiai, kada daugiau akcentuojamės, kalbamės aplamai, kas mums yra sveika, kodėl mums to nereikia, kodėl mums tai yra naudinga, kodėl mes turim galvoti, ką mes valgom, nes iš tikrųjų mes esam labai svarbus, mūsų kūnas yra vienas ir ką mes jį dedam, tai priklauso mes augsim, mes norim augti sveiki, dideli, kaip tėčiai, mamos, būti protingi, tai va šitie dalykai. Nuo pat pradžių, dėl ko pakeitėm, nes pradžiai, tai kaip ir visi iš tikrųjų prieš tos 13 metų, kaip atsidarėm, tai mus kavinės maitino. Ir man tas netenkino ir aišku, nėra taip paprasta pasidaryti tą virtuvę pačiam įsirengti ir viską pasiruošti. Tai mes nuo pat pradžių, kai padarėm virtuvę po 3 metų, ir buvo tas principas daryti dėl to, kad kokybiškai, daryti dėl to, kad daryti, tai realiai pigiau ir paprasčiau yra samdyti kažką, kad tau duotų. Tai va, tai jeigu daryti, tai daryti gerai, arba šis nedaryti. Daug išdomės žiūrim, konsultuojamės, mums labai padeda specialistai, kurie sveikos mitybos, tai ir tą meniu iš tikrųjų keitėm, dabar gavę sertifikatą, tai iš tikrųjų įpareigojo dar labiau, iki šiol mes maitinomės tikrai šūkių ir daug to pačio ekologiško maisto naudojam, bet dabar aišku turim tik tai sertifikuotą pirkti ir kažkiek atkrito mūsų tiekėjai, nes jie neturi sertifikatų, kas labai gaila, bet ir aišku pasikeitė, nes mes turėjom truputėlį meniu pakeisti, daugiau sezoniškumo, nes yra tam tikrų dalykų, kurių tu negali gauti tam tikrų metų, žiemos metu, pavasarį, tai būna tokie sunkiausi periodai, gal pavasaris netgi, ta prasme, tas toksai, kai nėra tam tikrų produktų, bet išlaviravom, tai mes iš tikrųjų metus bandėm, ar mes galim tą auksinį turėti ir iš tikrųjų jį, turėjom sidabrinį ir pamatėm, kad galima gauti ir iš tikrųjų tai va tas ir pasikeitė, kad šiandien dienai mes jaučiam sezoniškumą, nėra taip, kad mes visą laiką gausim tos pačius vaisius ar daržovės ir tas garnyras pas mus bus tas pat, tai yra pagal metų laiką, kokių yra produktų. Iš arčiau tik tai, kad rankų jo šiek tiek čia. Dar raudona gal. Manau, kad, ta prasme, prie ko mes pripratinsim, tą ir valgys vaikas. Ta prasme, jeigu mes nuo mažiuko pratinsim valgyti, pas mus irgi būdavo, kad mama šito nedaro, aš šito namie nevalgau. Tai tada jau reikia labai daug pastangų įdėti ir per daug kartų, kad jis ragautų ir pradėtų valgyti, jeigu mama nedaro tokių dalykų. Bet iš principo aš tai galvoju, kad pas mus vis tiek ateina dauguma, kurie supranta tą vertę ir tai pradžiai tikrai yra buvę tokių atvejų, kur tikrai nevalgo vaikas, visiškai pratinasi, sėda valgyti, ne viską stumia
Mes net negalim konkuruoti, jeigu vaikas žinos, kad po darželio važiuos valgyti burgerio, bulvyčių, picos ar dar kažko, jis nevalgys.